Na, pagaliau papajau šitą mini lėktuvėlio bildą, antrą versiją. Gal truputį galėjau gražiau uždėti BT elementą, plus jis galėjo galbūt truputį didesnis. Dabar uždėjau 300 mAh ir uždėjau mažesnį 12 A greičio reguliatorių. Dar ką pakeičiau, įdėjau sparą, kad būtų standesnis sparnas ir į abu sparnus įdėjau po servą. Toks bildas galutinis apie 120 gramų. Tai manau, kad šitas turi žymiai didesnį potencialą pakilti. Nu, vien žodžiu, per daug negaliu pasakoti, nes, kaip matot, ateina vasariškas oras. Jau čia buvo kruša, tai panašu, kad galiu nespėti pasibandyti. Bet, nu nieko, vis tiek aš gal išlauksiu to lietų. Lietaus pavyko išvengti. Dabar galima eiti va į šitą lomą tokią. Čia gal mažiau, kadangi lėktuvėlis mažas, čia jam daug kilt nereiks. Manau, kad jisai čia truputį nuo vėjo pasislėpti. Važiuojam, it's go time. Nu, sunkiai bet skrenda, liuks, va, antra versija, viskas. Aišku, čia vėjas, belia koks, tai žinokit, be vėjo čia bus iš viso it's alive. Šiaip sunkiai mažai jėgos turi. Belia kaip neša vėjas, nu, ne tokio oro čia toks. Tai va, pavyko, pakilo, viskas kaip ir liuks, tik jo valdymas, nors dideli control surface, kai mato tikrai, bet jisai sunkiai, nežinau, ar čia dėl to vėjo, ar dėl svorio centro, sunkiai suka, sunkiai gan jam sudėtinga skristi, bet iš esmės, jeigu nebūtų vėjo, manau, būtų viskas gerai.